Pagalba draugui sergančiam obsesiniu kompulsiniu sutrikimu. Švieskite save. Sužinokite apie obsesinį kompulsinį sutrikimą ir jo simptomus, kad geriau suprastumėte, ką išgyvena jūsų draugas. Šios žinios gali padėti suteikti veiksmingesnę paramą. Venkite įgalinančio elgesio. Nors svarbu palaikyti, venkite dalyvauti ritualuose ar užtikrintumo siekiančiame elgesyje, kuris gali sustiprinti jūsų draugo simptomus. Būkite kantrūs ir nesmerkite. Supraskite, kad šis sutrikimas yra sudėtingas, o pasveikimui reikia laiko. Būkite kantrūs su savo draugu ir susilaikykite nuo vertinimo ar kritikos. Skatinkite profesionalią pagalbą. Skatinkite draugą kreiptis profesionalios pagalbos į terapeutą, kuris specializuojasi obsesinių kompulsinių sutrikimų gydyme. Pasiūlykite padėti jam surasti išteklių ir padrąsinti gydymo kelionės metu.